Jėzaus įsakymus. Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte. Ezekielio knyga, 36 skyrius, 27 eilutė. Išties tai gera žinutė man. Taip stipriai aš stengiausi laikytis Dievo įsakymų, stengiausi išvengti grubiųjų nuodėmių, nevok, nesvetimauk, nemeluok, nežudyk ir taip toliau. Bet Jėzus kalno pamokslo metu šiuos įsakymus sugriežtina. Kas tik pagalvoja, jog kitas yra beprotis, tas yra kaltas dėl žmogžudystės. Kas tik geidulingai pasižiūri kitą asmenį, tas yra kaltinimas svetimavimu. O ne, vadinasi, ne visuomet galiu likti su švaria sąžine. Ir štai atsirado naujų įsakų Naujajame testamente. Krikščionis turi išlikti džiugus, dėkingas, kupinas ramybės, kantrybės, švelnumo. Galiausiai tapo aišku, jog esu tik nevykėlis, o ne koks šventasis. O kaip aš stengiausi, kaip mane kaltino mano sąžinė. Ir vis dėlto negalėjau laikytis įsakymų. Kaip gerai, kad Jėzus man visada žadėjo atleidimą ir nuolat mane guodė. Ir tada mane užliejo šventosios dvasios jėga. Vienu metu galėjau džiaugtis, būti dėkingas, pamėgau melstis, skaityti Bibliją. Viskas staiga patapo labai paprasta. Pagaliau aš galėjau tikėti, kas anksčiau sekėsi gana sunkiai. Galėjau visiškai priimti Dievo atleidimą, priimti Dievo meilę. Bet kokios abejonės staiga dingo, koks nuostabus išlaisvinimas, tik taip tai yra įmanoma. Dievas turi manyje pripildyti to, ko jis iš manęs reikalauja, ir tik tai atneša tikėjimo laisvę. Koks geras Dievas yra man, galiu nuolat su juo kalbėtis, be sąžinės graužaties, be jokio kai ir bet. Niekas mane neskiria nuo juo, jis gyvena manyje. Kaip gerai, kad Dievas mane išpirko, jo rankose esu visiškai saugus. Bet vis dar nesu šventasis, bet tikiu jo atleidimu. Ir kiekvieną rytą galiu džiaugsmingai bei būdamas dėkingas žengti naują dieną. Jis man tapo draugu, mylinčiu tėvu, paraginimu, padrąsinimu, padėjėju ir gelbėtoju. Pagaliau galiu gyventi jam, nes jis pirmas mane pamilo ir jis pripildė mane visko, kas yra reikalinga jam tarnauti. Jis tikrai yra vertas, kad gyvenčiau jam. Dėkoju Jėzau, tu atlaisvinai kelią pas Dievą, štai gyvenu aš Dieve ir Dievas gyvena manyje. Kaip man gerai, noriu būti visiškai tavo, noriu visą turėti tave savo širdyje.